Sveiki, SAE tinklalaidės klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Viltė Novikovaitė, diskusijos moderatorė, šaulė, Lietuvos Šaulių studentų korporacijos SAE kandidatė. Didžiausias bei svarbiausias vasaros renginys NATO summitas jau prabėgo, tačiau nustoti kalbėti apie valstybės gynybą tikrai dar negalime. Jei šiandieną ar rytoj mumis pultų priešios valstybės, ką darytume mes? Žurnalistai, visuomenininkai ar verslininkai? Specialistai sako, reikia veikti. Bet ką iš tiesų reiškia veikti ir kokia yra rolė piliečių pilietinėme pasipriešinime? Apie tai šiandien ir pašnekėsime mūsų diskusijoje su diskusijos pašnekovais. Lietuvos Šaulių studentų korporacijos SAE Sendriku Edgaru Diržimi. Sveiki, Edgarai. Sveiki. Lietuvos Šaulių sąjungos vadu, pulkininku leitenantu Linu Idzeliu. Sveiki, Linai. Sveiki, gyvi. Bei Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio tarybos narė Rugilė Grendaitė. Sveiki, Rugilė. Sveiki. Labai dėkoju, kad šiandien susirinkote į mūsų diskusiją ir tikrai esate iš skirtingų sričių, todėl pirmas bendras klausimas būtų jums visiems, tai kaip jūs skirtingai ir asmeniškai suvokite pilietinį pasipriešinimą? Pradėkime, Edgarai, nuo jūsų. Pilietinis pasipriešinimas, kaip šaulys, toks skirtingas, nesu visiškai grinai toks visuomenininkas, tai praeina mes susipažįstam su pilietiniu pasipriešinimu, bet aš iš tos akademinės pusės truputėlį pamaščiau, kaip aš jį suprantu ir kaip tas apibrėžimas, kuris yra, bet aš kitaip permašiau jį. Tai kai galvojau, kad tai visuomenės būtų veiksmų visuma karo metu, kuriais jie siekia apsaugoti save, apsaugoti savo aplinką, padėti kariuomeniai ir trikdyti priešui pagal galimybės. Tai ir kodėl pirmą reikia saugumą užsitikrinti ir kokios tos galimybės padėti kariuomenė ar padėti visuomeniniais pagrindais, jau čia tikriausiai toliau panagrinėsime. Bet o asmeniškai jums, tai jeigu šiandieną reikėtų pagalvoti, ką jums reiškia asmeniškai tas pilietinis pasipriešinimas? Asmeniškai reiškia, tai pirmiausia galvojant apie mano šeimą, užtikrinti jo saugumą, tai yra pasirengimas, ką aš esu padaręs, ką pasirengęs ir apgalvojęs, ką daryčiau, ką ryzgu draugams savo aplinkoje, kurie nemažai medikų yra, tai jie apskritai mažai, kitus ten būdavo, atsimenu, pirštą prie galvos sukiodavo, čia ypač prieš porą metų, kai aš ten paminėdavau, kad kažkokį pasirengimą turėtų bent individualų. Tai yra viso ir dalyvavimas, pasirengimas, supažindinimas, visuomeniškumas, bendruomenės kūrimas ir dalyvavimas visuomeninėje veikloje, nes bendruomenė, manau, irgi vienas iš labai aktualių dedamųjų pilietinėme pasipriešinime. Linai, klausimas jums. Lietuvos Šaulių sąjunga tikrai labai dažnai minima pilietinio pasipriešinimo kontekste. Kodėl taip yra ir kokią rolę užimtų Lietuvos Šaulių sąjunga ginant valstybę? Tai kokie dabar yra šauliai, reikia pasižiūrėti. Tai yra koviniai šauliai, kurie jau dabar yra priskirti prie Lietuvos kariuomenės dalinių, konkrečių dalinių, treniruojasi jie savaitgaliais. Tai vieni su savanorių pajėgomis rinktinių sudėtyje prie tam tikrų kuopų priskirti, kiti yra prie specialių pajėgų priskirti, kiti prie strateginės komunikacijos departamento. Tada antras segmentas, kuris dabar naujai įstatymiškai yra jau įformintas, tai yra komendantinė ginkluoto pasipriešinimo šauliai. Tai 60 komendatūrų Lietuvoje yra, kiekviena savivaldybė turi turėti komendatūrą. Tai jie galėtų greitai, efektyviai ateiti ir padėti karo komendantui užtikrinti gyvybiškai svarbės funkcijas, kad valstybė nežnektelėtų, kad visi funkcionuotų, turėtų maisto, kam reikia evakuacijos, padėtų evakuoti, atliktų rekviziciją, laikiną paėmimą ir sudarytų sąlygas valstybei įvykdyti mobilizaciją. Tai yra persitvarkyti, nes tie žmonės gyvena, jeigu tu esi Raseinių šaulys, tu geriau žinai turbūt Raseinius, negu kad žmogus, kuris būtų paskirtas iš Vilniaus, atvažiuotų ir žiūrėtų ten, vaikščiotų po Raseinius ir
ieškotų, kur čia ką nuveikti. Tai va čia yra labai svarbu. Ir įsipareigojimai laukia tų komendantinių šaulių? Įsipareigojimai, tai mes dabar kaip tik darome sąrašus ir pateiksime juos Lietuvos kariuomeniai, kad jie žinotų, kokioje savivaldybėje yra koks pajėgumas, kurie galėtų ateiti greitai, nes, pavyzdžiui, pašaukti rezervistus vis tiek užtruktų. Tai mes manome, kad mes sudarytumėm sąlygas įvykdyti mobilizaciją. Toliau dar yra vienas momentas, tai yra nekinetiniai šauliai vadinamieji, bet mes galvojame, kad jie vis tiek turėtų būti struktūroje, negali būti kažkoks tai plevenantis, kažkur nepriskirtas. Nes vis tiek yra vieninga vadovavimo valdymo sistema, viskam vadovauja, jeigu karas yra ginkluotų pajėgų vadas, vyriausias, aišku, prezidentas, bet užduotys deleguotos vykdyti ore, ant žemės, jūroje ir taip toliau operacijas vadovauja kariuomenės vadas. Vienas yra vadas ir viską koordinuoja, vykdo per karo komendantus, per dalinių vadus, tai visi turi žinoti savo vietą ir padėti tiem, kurie priešinasi. Įvairiais būdais yra psichologinės operacijos, yra kibernetinės operacijos, kur galbūt tau nereikia ypatingai taikliai šaudyti, bet yra ir tokių žmonių, kurie nuo pirmadienio iki penktadienio yra IT specialistai, bet jie yra snaiperiai ir tikrai pataiko. Tai visokių yra žmonių. Čia, kaip Vaižgantas sakė, žmonėse reikia ieškoti deimančiukų. Tai visi kažkur tai rasti turi savo rolę. Tai mes dabar tokią struktūrą nupešėm irgi Šaulių sąjungos, nes tokios struktūros nebuvo. Mes kadangi atėjome iš kariuomenės, tai žinome, kaip tas struktūras reikia braižyti, daug metų braižėme, stojame į NATO, perdarinėjome ir panašiai reformavome. Tai nupešėm tokią struktūrą, kad visi galėtų atėję rasti savo vietą. Kad nebūtų vien tik tai, kad aš jau su ginklu galiu tik tai kovoti, bet kompiuteris yra irgi baisus ginklas iš tikrųjų. Edgarai, jūs aktyviai veikiate Šaulių sąjungoje kaip savanoris, taip pat ir esate SAE sendraugis. Kas motyvuoja skirti savo laisvą laiką šiom veiklom ir kaip jos formuoja jūsų požiūrį, ką aš veiksiu, jei diena išauštų, kada reikėtų ginti valstybę? Kas motyvuoja, net nežinau, kas motyvuoja iš tikrųjų šiuo metu, nes Šaulių esu 22, daugiau metų, užaugau jaunųjų šaulių stovyklose ir kursų visokių pasibaigęs tuo metu buvau. Tai tiesiog, natūrali tasai yra, nuo tada, kai aš pradėjau save labiau suvokti kaip tokį pilnavertiškesnį žmogų paauglystėje ir aišku, įdomu, atitrūkimas nuo darbų, užsiėmimas ir žinoma, tai pirma dedamoji yra patriotiškumas ir atsimenu, rajono laikraštyje prieš paauglystę rašiau irgi apie patriotiškumą, dar tuo metu ten reikėjo kalbėti, kad man negėda sakyti, kad esu patriotas ir Kaip tai suformuoja jūsų įsivaizdavimą, ką veiktumėte, jei reikėtų šiandieną ginti valstybę? Kaip suformuoja įsivaizdavimą, jeigu reikėtų šiandieną ginti valstybę? Tai rengia, Šaulių sąjunga tam rengia žmonės, rengia pagal minėtas vado funkcijas ir kiekvienas atsistojame į tą langelį, kur labiausiai galėtume prisidėti ir būti naudingiausi gynyboje. Tai po truputį kristalizavosi, vis atsirado daugiau funkcijų, ką Šaulių sąjunga. Prisimename centro valdyboje, tai prieš 10 metų dar kokią kalbėjom, kad reikalinga ta kristalizacija ir paskui dėja liūdni, bet istorijoje, kaip sakant, kasdieniai įvykiai, kaip 14 metai ir praėjusieji, jie duoda ženklų postūmį priimti realius sprendimus. Tai aš vadovaujuosi parengimu, pasidomiu papildomai ir kažkokiu iš esmės stebuklų neieško, ką galima būtų padaryti. O jūs gintumėt ginklu ar eitumėt prie nekinetinių šaulių? Aš kaip gydytojas esu mobilizuojamas, tai aš reikšmingo pasirinkimo neturiu, ką man reikės daryti, ką yra informacijos ir struktūra, ką reikia daryti. Taip, treniruojuosi, turiu ginklą, man patinka su ginklu nuo paauglystės, tai
treniruojuosi su šauliais, įsitraukiu į pačių kaip medikų dalį, bet apspręsta man yra, ką aš turėsiu daryti ir kur būti, o jei dar galėsiu kaip šaulys prisidėti, tai tik tai džiaugsiuosi. Rugile, esate toli nuo ginklo ir ginkluotosios gynybos, tačiau jūsų iniciatyvos bei projektai kviečia mus prisiminti jaunimą veikiantį okupaciniais laikais, kuomet jaunimas organizuodavo festivalius, roko maršus, eidavo į protestus ar įvairius teatro festivalius rengdavo. Kaip jūsų nuomonė, būtent piliečiai, kurie nėra Šaulių sąjungos dalis, galėtų taip pat atrasti save pilietinio pasipriešinimo kontekste? Kaip žinoti, kokia yra mano rolė, jei aš nesu šaulys ar kariuomenės dalis? Na, iš tikrųjų, tai jau buvo šiek tiek užsiminta, kad kiekvienas turime domėtis ir čia yra labai svarbus momentas, kad žinotume, tai kur, apie ką aš esu to karo metu. Ir čia galime užsiminti, kad kaip tik dabar Krašto apsaugos ministerijoje yra vykdomas projektas, kuriame yra sudėliota gana sisteminga informacija apie tai, kur ką turėčiau daryti to karo atveju, kada išauš ta diena. Tai domėjimasis yra toks labai esminis dalykas ir čia labai stipriai priklauso nuo to, kokiose tose esi aplinkybėse, kokia tavo yra profesija ir tai visiškai apsprendžia tavo rolę karo metu. Tai taip kažkokio vieno sakymo negali būti, bet man atrodo, kad bendras vardiklis apskritai yra domėjimas, kaip reiškinys, net kaip pilietinis dalykas, nes jau prieš tai buvau užsiminusi, kažkaip tau nebus matyti viskas konkrečiai pateikti, tau reikės pačiam žengti žingsnį, kad sužinotum. Tai čia galima tik tai pakviesti būtent tuo užsiimti ir kartu tai stiprina mūsų labai stipriai atsparumą. Žinojimas savo vietos karo atveju, jisai panaikina tam tikras galbūt vietas dezinformacijai, priešiškai informacijai, melagienoms ir kuria kažkuria prasme saugumą. Ir tas saugumo suvokimas, ką tu darysi tuo metu, galbūt gali stiprinti ir pačią pilietinę valią priešintis. Tai nebetampa taip neapibrėžta, taip kažkaip baisu. Tai domėjimasis ir šiuo atveju, matyt, tikrai galima pakviesti, pasižiūrėti, internete yra gana gerų tam portalų ir vienas iš jų yra Krašto apsaugos ministerijos sukurtas. Tai aš galiu gal tada pasakyti, nes dirbau nuo 14 metų. Šitoj srity, tai pagalba Ukrainai, tai reikia galbūt pasižiūrėti, ką daro ir patys ukrainiečiai ir ką mes darome. Tai pirmiausiai, tai renkame paramą. Renkam paramą, tai tu gali užsienyje būti diasporos nariu, rinkti paramą, tą paramą vežti čia į Lietuvą, jeigu mums nutiktų bėda. Mesga šauliai, šiaip visuomenė, tinklus įvairiausius maskavimus ir žieminius, ir vasarinius, gali gaminti maistą. Ir tą maistą tiekti. Gali remontuoti techniką. Paėmė džipas, remontavai ir ten motociklą, tai tokia funkcija. Kita funkcija būtų, pavyzdžiui, bepilotė. Sulūžo bepilotis kariuomeniai, tu greitai su D3 printeriu atspausdinai ten kokį sparną, pritvirtinai, tai dabar šauliai yra įkūrę netgi mobilias dirbtuvės Ukrainoje, kurie atsiunčia mums detalių sąrašą, mes tas detalės nuperkame, nuvežam tenais, ir apmokyti žmonės, suremontuoja droną ir nuveža atgal į tą brigadą, iš kurios buvo pristatyta. Gali rinkti informaciją, gali būti pasiuntiniu, gali kasti apkasus, užtaisinėti šovinius. Čia yra, sakau, tų funkcijų aibė, tik reikia rasti kažkaip tai būti aktyviam, tai tu galės tikrai gan pasirodyti ne tik tai su ginklu, nes logistika turbūt yra svarbiau negu kitą kartą su ginklu kovoti, nes, sakau, reikėtų tą ginklą palikti tokiem, kurie turi tikrai rimtus įgūdžius. Nes reikia šauti, reikia pataikyti, reikia ir nebijoti. Tai vienas kaunasi, 10 remia. Dabar rezistencijos ir atsparumo, resilience kursai vakaruose, ką sako, kad 2-3% turi stovėti po šautuvu, kitaip sakant, apkasuose. Tai kiek lieka? 97-98% turi padėti įvairiais būdais. Netgi tiem, kurie turi evakuotis. Nes ne kiekvienas čia gali tai daryti, jeigu tu neturi drąsos, nes jeigu tu padėsi tiem kovotojim, tai tau gali irgi bėda ištikti. Ir suprasti reikia, kad iš tų teritorijų, kurios galimai gali būti okupuotos,
jau vis tiek matytumėm kokia ta situacija, kaip tas frontas jau čia juda į vieną kitą pusę, tai reikėtų iš tų vietovių evakuoti žmonės. Evakuoti, Raudonasis kryžius įsijungtų, palapinės, šilti rūbai, humanitarinės pagalbos, vėlgi maistas, vėlgi vanduo, vėlgi medicininė priežiūra, sanitarija, nuo paprastų tualetų gavimo ir taip toliau. Čia yra, sakau, aibė, tokia sistema, kad tikrai manau, kad kiekvienas gali rasti, o jeigu, sakau, jau net neturi drąsos, tada reikia. Negėda yra evakuotis. Negėda, nes 44 metais irgi, kai slinko frontas, tai ne visi liko partizanauti, ne visi liko tose okupuotose teritorijose, turėjo tokių skaudžių momentų 40 metų, 41 metų, kur buvo masinės žudynės. Ir nebenorėjo to, nenorėjo kiti antrą kartą į Sibirą važiuoti. Tai pasitraukė, kas į Vokietiją, displaced persons, tai dipukai vadinamieji, po to buvo iškvartiruoti, kas ten į Angliją, kas į Ameriką, kas į Kanadą, kas ten į Pietų Ameriką. Bendruomenės kūrė, Šaulių sąjungą atgaivino iš išeivijų ir vis tiek kažką tai darė. Tik tai aš galbūt nerekomenduočiau tam pradinėme etape, kur mes anksčiau mokydavome Genio Šarpo knygą, paėmus tą Civil Based Defense, neginkluotas pilietinis pasipriešinimas, čia turbūt taip reikėtų versti, organizuoti pradinėme etape įvairiausių mitingų, stovėti su plakatais, nes nušaus paprasčiausiai, nes mūsų priešas jie neturi nei sąžinės, nei garbės ir yra pikti žmonės. Jau labiau dabar Ukrainoje daug jų yra žuvusių, daug sužeistų, jų artimieji yra visi pikti, dantis pasigalandė jau yra, pyksta ant viso pasaulio, tai reikėtų čia taip irgi atsakingiau pažiūrėtos reikalus. O kalbant apie karinį ir pilietinį pasipriešinimą, ar yra valstybės planuose kalbama, kaip suderinti juos, kad vienas kitam nekliudytume, o padėtume veikti? Tai aš per tas komendatūras ir taip daugiau ir žiūriu, nes skiriasi Lazdijai, pavyzdžiui, nuo Vilniaus. Skiriasi Plungė nuo Druskininkų. Tai tie žmonės, kurie liktų kovoti, tai svarbu pasižymėti, juos reikia dar paruošti. Manau, kad karas iš krūmų neiššoka. Vis tiek apie karą, kaip ir Ukraina dabar, 22 metais jau, kai sutraukė Rusija pajėgas į Baltarusiją, Rusija šalia Ukrainos sienos, žvalgyba matė ir konstatavo, kad gali karas būti už 2 savaičių, galbūt už mėnesio, bus laiko tarpas tam tikras, yra pagreitinto rengimo programos. Tai tie žmonės, kurie yra medžiotojai, sportinio šaudymo entuziastai, ginklus turi savigynai, rastų savyje jėgų, ateitų, mes prasuktumėm pagreitinto rengimo programą, jie prisiektų, pažymėtumėm, kažkur tai karjerėje padarytumėm šaudymo pratybas, sąveiką, radio stotis, kaip mes komunikuosime, kaip čia dronus leisim, kad savų neiššaudytumėm, nes 14 metais, kaip Ukrainoje formavosi padaliniai, kitose padaliniuose nebuvo nei vieno tarnavusi. Įsivaizduokit, 60 žmonių, tavo kuopos vadas, docentas universiteto, nebaigęs ten jokių karinių mokslų, tai buvo labai liūdnų situacijų, tai buvo 6-8 iš 10 nuo savų. Ten nuėjo kažkur, tai, žodžiu, slaptažodžių nepasakė ten, nes kare visi labai įsielektrinė, įsitempė yra. Ten ežys jau slenka baisiai daužosi kojomis, tengi nėra nieko, ten viskas iššaudyta, visi krūmai peršaudyti, nes ten 3 dienoje ten su vaiduokliais pradėjo kariauti. Čia reikia taip biškiai atsakingiau pasižiūrėti tas dalykus. Edgarai, savo Facebooko paskyroje esate rašęs, kad tiesa, jog tik kovinių šaulių veiksmas vyktų fronte, likę šauliai padėtų užtikrinti kitas valstybės funkcijas. Ar jūsų nuomonė pasirengimas ginklų turėtų būti prioritetas ir ar pakankamai ruošiame žmonės, savanorius, kurie atliktų tas kitas valstybės funkcijas? Taip, pasirengimas ginklų tai vienareikšmiškai pirmiausia kariuomenės yra atsakomybė ir kovinių šaulių, kurie iš karto ir tampa kariuomenės dalimi. Komendantiniai šauliai iš tiesų taip pat, jie gal buvo pamiršti, nežinau, kada rašiau čia, bet komendantiniai šauliai, kurie pilnavertiškiau jau tapo apibrėžti nuo šių metų pradžios turbūt įtvirtinti yra. Tai, jei teisingai prisimenu, kada įstatymas priimtas, tai jie taip pat su ginklu prisideda, bet jų vadas detaliau jau formuoja tas funkcijas, apie tai nemažai pasakė. Dėl šaulių ir visuomenės.
šauliai yra rengiami pilietiniam pasipriešinimui. Vėl kalbėjom, kad pradžioj prieš įjungiant kameras, kad reikia pritarti, tai tikrai pritarsiu vadui, kad reikėtų pagalvoti prieš organizuojant įvairiausias visuomeninės akcijas atvirai, nes domiuosi, seku karus nuo Gruzijos kažkaip toks buvo trigeris, nes ir draugų turėjau Gruzijoje, tai aktyviau ir su priešo ordomis, kurios ateina, jos kitaip priima. Ir tikrai tų protestuotojų, kur buvo filmuota ir kur prieš tankus stojo, kurių ten prieš kameras netraiškė, dingo jie. Ir dingsta aktyvistai, dingsta būrelių, chorų vadovai dingsta ir atvyksta žmonės, kurie, jie atvyksta su parengta standartizuota visur kankinimo įranga. Bet sausio 13 turim kitų pavyzdžių. Turim, bet sausio 13 kita buvo situacija. Aš manau, kita situacija ir kitos aplinkybės ir tas laisvėjimo metas, politinė situacija. Ir mes žinome iš istorikų analizių jau dabar, kad viskas irgi balansavo ant plauko, per plauką iki liūdnesnių situacijų, kai ateina okupuoti, tai mes tada laisvinomės iš okupacijos, o kai ateina okupuoti, jie ateina pikti, nedraugiški ir priešiški. Tad visuomenės kontekste, kaip nekinetiniai šauliai, yra rengiami, buvo rengiami, dabar bus dar intensyviau rengiami, kiek aš žinau. Tai jiems atėjus į Šaulių sąjungą žinos bendrus principus, ką daryti. Visuomenės kontekste aš matau milžinišką trūkumą bent kažkokios aiškios struktūros ir tai neturi būti kažkokie vėl sudėtingi kursai, mokymai yra, daro Švedija. Kaip čia pasakius, paprasta, turi bent be pagrindas žinoti ir eilinis žmogus, kuris niekada negalvojo apie karą, pagalvojo, bet negalvojo nieko daryti. Tai turėtų būti patiekta ant lėkštutės nedaug informacijos, tai koldūnas. Mes atnešam ant lėkštutės, padedam vieną koldūną, kad tai būtų informacija. Tai pirmas tas žingsnis, pavadinkime tai koldūno principu. Paimame su šakute valstybė, ką turėtų daryti, pražiūdiname žmogų, įdedame koldūną, sukramtome, paverčiame galvą, kad nuslystų žemyn, toliau organizmas pats padarys viską. Tai yra ne pasipriešinimas, bet pagrindai žinoti, turėti vandens, turėti, kaip evakuotis, galų gale, kad radiją reikia įsijungti. Daug žmonių nežino, kad reikia valstybinį transliuotoją įsijungti ir klausyti, ką jie sako, nepasiduoti. Tai yra elementarus dalykas, nežinau, kaip tai galėtų būti, jau dabar truputėlį video yra padaryta, lankstinukas, kaip Švedijoje, kiekvieno namuose atsiverti, pasidedi, jeigu nori pasidomėti daugiau, kaip pasirūpinti šeimą, kaip saugumu, ar ten, nežinau, kaip evakuotis, ką ten įsidėti, yra nuorodos, jau tada irgi yra patiekiamas, atnešamas koldūnai jau 5, bet jau jisai pats pasiima, juos kramto ir valgo. Ir toliau, jeigu nori jau daugiau ruoštis, dar daugiau domėtis, ar stoja į šaulius, ar kitomis priemonėmis jau eina prie viryklės ir verdasi tuos koldūnus ir pats pasiruošia ir jau suvalgo visą puodą koldūnų, kaip tos didelį kiekį informacijos. Rugile, esate iš Krašto apsaugos ministerijos taip pat ateitininkuose, aktyviai įsitraukite ir žinau, kad į jaunimo stovyklas važiuojate. Gal ten yra galimybių duoti tą koldūną mūsų visuomeniai, kurie galbūt nėra šauliai? Taip yra ir tai yra vienas iš būdų, kaip galima ugdyti pilietinę visuomenę, bet čia turbūt galima nueiti dar šiek tiek bendriau ir tolėliau, nekalbant apie tą jau faktą, kada ateina ta diena, kada reikia ginti ir kada vyksta pilietinis pasipriešinimas, bet pilietinės visuomenės stiprinimas, jis yra taip pat kažkuria prasme labai prisideda prie tos galimos vėlesnės tokios gynybos. Ir aš turiu omenyje tai, kad
kiekvienas mūsų, nežinau, veiksmas pilietinis čia ir dabar stiprinant valstybę, prisidedant kitais darbais, kuriant pilietinę visuomenę dar iki karo, jis yra labai brangus ir vertingas. Tai tos įvairios stovyklos, įvairios bendruomeninės organizacijos, jos vienareikšmiškai prisideda ir labai daug. Ir tai rodo įvairūs politologiniai, istoriniai tyrimai. Čia galima paminėti, kad Sąjūdžio laikus tyrinėjantis sociologai atkreipė dėmesį, kad kaip jie veikia ir kodėl. Mes čia galbūt kurį laiką turėjom tokį romantizuotą matymą, kaip čia susitelkia Sąjūdžis, bet jisai telgiasi tam tikrų bendruomeninių iki tol veikusių tinklų pagalba. Lygiai taip pat istorikas Dainius Noreika, tyrinėjantis partizaninį karą, yra ištyręs, kad kaip partizanai, kokios jų yra priežastys galbūt partizanavimo, tai yra taip pat prieš tai buvusi įvairia organizacinė sąveika. Šauliai, ateitininkai, skautai ir daugybė kitų organizacijų, kur jie priklausė, padėjo tam, kad vėliau jie išėjo ir paėmė ginklą kovoti. Tai įvairias tos bendruomeninės, visuomeninės organizacijos ir veiklos jose yra labai labai stiprus toksai, labai svarbi, galbūt taip galim sakyti, priežastis, kad vėliau tam tikri žmonės paimtų ginklą. Ir nes tu esi tiesiog bendruomeniai, kuri yra sutelkta, kuri eina bendru tikslu ir turi palaikymą turėti. Tai tas yra taip pat labai svarbu esant organizacijose visuomeninėse. O kaip šiandieną turėtume ir galėtume sistemingai eiti prie tos galbūt ateities rezistencijos, ko galime pasimokyti galbūt iš karo Ukrainoje, atsirado naujos Telegram programėlės ar ne, kur ten irgi vyksta galimai tokia rezistencija šių dienų. Iš tikrųjų, kalbant apie tą sistemingumą, tai čia yra toks beproto sudėtingas dalykas, nes bendrai pasižiūrėjus, jeigu mes kalbam tik taip apie pilietinį pasipriešinimą, tai galbūt tai yra paprasčiau, tu sukuri kažkokią struktūrą, strategiją ir seki ją, bet pilietinė visuomenė yra gerokai sudėtingesnis konstruktas, į kurį įeina pačios įvairios sampratos, ten ekologiniai judėjimai ir įvairūs kiti dalykai, tai tą sistemiškumą kažkaip taip labai primityviai ir paprastai išgauti yra gana sudėtinga ir turbūt tai turėtų svarstyti ir daryti ekspertai, įvairios institucijos, bet čia turbūt akcentą galima dėti tai, kad tai turi būti kompleksinis dalykas. Tai neturi apimti galbūt tik tai krašto apsaugos sistemos, bet eiti horizontaliai ir ta šiandieną yra labai svarbu. Stiprinti bendrai pilietinę visuomenę, kad jie ryštųsi tolimesniems veiksmams ateityje. Linai, ar Šaulių sąjunga plėsis plačiau irgi visuomenę atduoti tą, kaip sakant, koldūną, apie kurį mes čia kalbėjom, ar eis moksleivių bendruomenės, į studentų kalbėti būtent apie, ką reiškia pilietinis pasipriešinimas, kaip reikėtų pasiruošti. Ar tai yra jūsų strategijoje? Mes šnekame iš tikrųjų apie vertybinę patriotinę organizaciją. Šaulių sąjunga yra tokia organizacija. Ir manome, kad reikia ruošti žmogų patriotą, nes jisai patriotų netampa pats taip savaime, jį reikia ugdyti. Ir jeigu pasvarčius daktaro disertaciją Antano Maceinos, anksčiau dar tokia buvo knyga Tautinis auklėjimas, ta disertacija remiantis parašyta, tai reikia nuo mažumės ruošti jaunimą. Ne nuo 9 klasės, kaip dabar mes ten turim tą naujai suformuotą pilietinės gynybos įgūdžių kursą 3 dienų, bet nuo darželio. Darželis, tada pradinės klasės, tada jau vyresniosios klasės, kariuomenė. Ką darželėje mokytumėt? Ką darželėje reikia mokyti? Aš manau, kad gyvenimas pagal himną. Tai tu turi paimti Lietuvos Respublikos himną ir pagalvoti, kaip kiekvieną tą sakinį būtų galima pritaikyti. Iš praeities tavo sūnus te stiprybė semia. Tai turi būti labai stiprus istoriniai pavyzdžiai, tokie, kur mes priešinomės, nes mūsų ta visa istorija nuo pirmo turbūt to paminėjimo, tai kad mes ten nukirdinom kažką tai. Po to ten 1 mūšis, 2 mūšis, 3, 4, 5, toks sukilimas, anoks sukilimas, nepriklausomybės kovos, rezistencija, sąjūdis. Apie tai šnekėti, kad žmogus giedodamas himną tiesiog jaustų, kad jisai graudinasi patriotinės dainas dainuoti. Tai manau, šita vieta yra užleista stipriai. Dar kaip nepriklausomybę atgavom, nes aš taip tam veikale taip sukuosi nuo tų roko maršų visų, nes Vilniaus neformalas esu. Tai visą tai stebėjau, kaip visas tai darėsi nuo 87 metų, mitingai visi sąjūdžio.
kokia ten buvo žmonių grupė susirinkusi, bet vėlgi tai buvo tam tikri žmonės. Kiti bijojo, kiti nėjo, kiti nepritarė visiems tam dalykam. Tai čia visurgi yra apie drąsą šnekame. Tai reikia galbūt dar paminėti, kad tuo metu, kai vyko Sąjūdžio įvairūs mitingai, akcijos jau po to 90-91 metai, antri, tai ten nebuvo anoj pusėje, turiu omeny Maskvoje, ten ir kitose vietose, taip labai jau mūsų priešais laikančių. Ten galbūt valdžios atstovo tenais laikė, bet aš kadangi metalistas esu, tai atvažiuodavo tokia grupė Korozija metalo, ten apsauga atvažiuodavo chirurgai įvairiausi, ten tie baikeriai Maskvos. Ir ten po tų koncertų visi sėdėjo, alų gėrė ir visi džiaugiasi, kad subirėjo Tarybų sąjunga. Ta tokia netikrovės, apgaulės, represinė valstybė. Ir po to, ten dar kokiais turbūt iki 2000 metų, kol Putinas atėjo į valdžią, visi galvoja, kad čia Rusija, Baltarusija ir visi kiti taps civilizuoti kraštai, čia galėsim keliauti, draugauti ir taip toliau. Ir po to viskas čia taip labai stipriai užaštrėjo, bet mes pamiršome ten tuos 100 metų mūsų istorijos, kad tai yra mūsų 100 metų, ekspropriavo, žudė, atiminėjo tenais ir taip toliau. Bet grįžtama prie Šaulių sąjungos, ar jūs plėsitės būtent tada ir apie tai, kaip organizacija, tai yra, plėtra priklauso nuo to, nuo resursų. Nes čia vien geros valios neužtenka, nes yra kitos organizacijos, kaip savanorių pajėgos, pavyzdžiui, kur, dabar pavyzdys, esame dvi savanoriškos organizacijos, Šaulių sąjunga ir savanorių pajėgos. Ateini, savanorių pajėgas, gauni ginklą, ginkliniai jisai stovi, kulkosvaidis, granatsvaidis, viskas, gauni uniformą, dabar aprūpinimas kariuomenėje ir negi paprastas savanoriai yra labai geras. Tokio niekada nebuvo, pavydėtinai yra geras. Gauni už dieną, gauni už kelionę, gauni maispinigius, už dvėjimus gauni, už viską žodžiu gauni. Pinigų ir ten, jeigu esi studentas, tai gali pasidaryti per mėnesį kelius šimtus eurų ir susimokėti galbūt ir nuomą kažkur tai Vilniuje studijuodamas ir ten eiti su draugais į kavinę. Dabar ateini į Šaulius. Ateini į Šaulių, žodžiu, susimoki nario mokestį, nusipirki uniformą, nusipirki ginklą brangų, tada nusipirki kolimatorių, ten lazeriuką, šiluminį prietaisą, tai ne kiekvienas leidžia savo tai padaryti. Ir jeigu tu gyveni Plungėje, Druskininkuose, tavo atlyginimas yra 700 eurų, tai kiti Vilniuje šauliai turi piniginę kaip sakvojažą, kur tai gali visą tai padaryti. Tai mes norime, kad Šaulių sąjungoje būtų taip, kad žmogus ateitų ir gautų bent elementarius dalykus. Tai uniforma, šalma, neperšaunama liemenė, amunicijos diržą, ginklą, ant to ginklo irgi būtų ir kolimatorius, ten elementarūs tokie dalykai, kad nebūtų taip, kad tau valstybė sudaro sąlygo žūti už tėvynę. Taip labai neteisingai yra, ne kiekvienas tai išgali. Nes tie, kurie po 14 metų atėjo, po 22 metų atėjo ir palyginti, kiek buvo Šaulių sąjunga, 88 000 nuo daktaro Jokubausko 40 metais. Tai šiuo metu yra Šaulių sąjunga suaugusių viso labo tik 8,5 tūkstančio. Iškas kažkas yra blogai arba su organizacija, arba su visuomenė. Tai su organizacija aišku nėra gerai, nes organizacija, kai atėjo tie žmonės, yra nepajėgi jų apmokyti. Nes kas yra sėkmės trikampis? Tai yra viršuje, tai yra struktūra, kad kiekvienas rastų savo vietą struktūroje, tada yra įgūdžiai, tai yra mokymo rengimo sistema, efektyvi, kur per maksimaliai trumpą laiką, per savaitgalius tu gali žmogų paruošti, ką ruošiamas yra šauktinis, pavyzdžiui, 9 mėnesius, nes tau įgūdžiai reikalingi kare, tai tokie patys. Čiagi nesirinks, kad tu ten profesionalas, esi šauktinis, šaulys, tai vienodai į tave žiūrės. Tada yra priemonės. Tai jeigu valstybė skiria lėšų ir mes tas priemonės nupirksime, tada atsiranda pasitikėjimas. Pasitikėjimas savo jėgomis, valstybė, organizacija. Tai jeigu bus resursų, manau, kad galima Šaulių sąjungą pastiprinti ir tada žmonės pradės rinktis. Nes reklama nieko čia neduoda. Kad tu gali čia tų plakatų prisikabinti, ateik čia pas mus, ateisi, nusivilsi. Tavo tas entuzijazmas gali būti virš galvos, reikėtų galbūt, kad būtų iki kelių. Ateisi čia patriotas, pasižiūri, kad čia to nėra,
To nėra, žodžiu, pratybos neįdomios, ten dėsto kažkas dievožikas, ten tokie įgūdžiai irgi labai abejotini, pats ten bazinį baigęs ten prieš 2 savaitės ir mane ten moko ir dar rėkia ant manęs, nes aš ten kažką tai netai padariau. Tai yra nerimta tokiu atveju. Tai pirmiausia reikia tokius elementarius dalykus sutvarkyti ir tada bus skandinaviško tipo reklama. Nes aš daug metų esu praleidęs savanorių pajėgose ir aiškinausi, kur tie savanoriai ateina. Tai ne po kažkokių mūsų ten reklaminių akcijų, bet draugas atveda draugą, mokykloje kažkas tai nuėjo į savanorius, gerai, ten sako, ateina, ten pavarim, žinai, nes aš negirdėjau niekada skundų po kažkokių pratybų ar savanorių ar šaulių, kad ten būtų labai sunku, Jėzus, čia žodžiu sunku, ten pritrynė, o ten viskas skauda, tik kairės pažasties neskauda, žodžiu, po pratybų visi džiaugiasi, pavarim. Pyksta žmonės dėl to, kad atėjo ir negavo to, ko norėjo. Kažkur tai sunkvežimis net važiavo, 3 valandas sėdėjom, laukiam, nuėjom į pratybas, ten kažkokį seifhausą ten pasodino, liepė stebėti, ten savaitę laiko atvežė, po to 4-dienį pizzą numetė, paklausėm, ką mes čia darom, sako, stebite čia, žodžiu, stebėkite, dar čia 10 dienų. Tai žmonės pasiėmė atostogas, turi gerą darbą ir tikisi, kad gaus tam tikrų rimto požiūrio ir rimtų įgūdžių. Tai to negavo, gali nusivilti. Tai jau čia yra tokia lazda su 2 galais visada. Nes aš ir Klaipėdui tarnaudamas irgi kažkada tai žiūrėjau, sakau, kad Klaipėdui nesirenka savanoriai. Sakau, čia ne patriotų miestas, ar čia su mumis blogai. Tai reikia visą ir pasižiūrėti. Yra kompleksiškos problemos. Taip, kompleksinės problemos, tai reikia spręsti. Šnekėtis su žmonėms svarbiausia. Bendras klausimas visiems pašnekovam. Kokias vertybės ar galbūt principus vertėtų dabar ugdyti jaunose žmonėse, kad jie gintų savo valstybę ir būtų pasiruošę. Rugilė, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, čia turbūt man dabar gerai labai nusisekė kalbėti po vado, nes jo prieš tai pasisakymą buvo nemažai kalbėti apie istoriją. Tai vienareikšmiškas ir turbūt mano kaip istoriją baigusio žmogaus požiūris, tai yra istorija. Bet ne bet kokia, bet dalis istorijos turi būti ne tik žinotina, bet ir jaučiama. Tai jokia faktų kalba, jokia vadovėlinė kalba ir tiesą sakant, istorijos pamokomis, kokios šiandieną yra, to niekaip nepasieks, absoliučiai. Ir tai turi būti visiškai kitokios istorijos, gyvos istorijos, tai turi būti gyvosios istorijos pažintiniai šį būdai, keliavimas, žygiavimas ir daug kitų. Na tai tas istorijos žinojimas, jisai tada tave tikrai gali įgalinti, suvokti tą bendrą kontekstą, kokioje tu valstybė esi, iš kur tu esi, kodėl tu toks esi, matyti joje vertę ir savo vietą toj visoje istoriniai linijai. Tai tos istorijos pažinimas, bet visiškai nevadovėlinis, ieškojimas tikrų žmonių su tikrom istorijom, skaitimas įvairiausių dienoraščių, atsiminimų. Ir tiesą sakant, dar dabar mes galime drausti su gyvais amžininkais. Tai yra didžiulė dovana. Tai istorija, būtent gyvoji istorija, tokia pažintinė. Ir tiesą sakant, mes istorijos to svorio turbūt sunkiai galėsim suvokti, jei nepažinosim savo šeimos istorijos. Tai aš visą laiką keliaudama po mokyklas ir skaitydama moksleiviams paskaitas tiesiog pažymiu, kad ką jūs dabar galite padaryti ir privalot padaryti, tai sužinoti savo šeimos istoriją. Pakalbinti senelius, galbūt prosenelius, galbūt tėvus, gal net apie labai ankstyvą istoriją, kas buvo prieš 10-15 metų, bet ji kažkada taps labai didelė. Tai istorijos pažinimas. Kitas dalykas, man atrodo, kuris galbūt iš to išplaukia, bet yra labai svarbus, tai tam tikrų tradicijų tęsimas arba naujų kūrimas ir toksai bendraja prasme bendruomeniškumas. Man atrodo, tam išėjimui kažką ginti turi būti labai aiškus, tiesą sakant, apčiuopiamas objektas, o ne abstrakcija. Tai kai tu įsišaknyji kažkur, kai tu turi su kažkuo kažkokį įsipareigojimą, sukūrus, nežinau, santykį ar panašiai, tada tu turi labai konkretų objektą, dėl ko tu eini kovoti. Ir būtent tų tradicijų puoselėjimas, kūrimas, išlaikymas ryšio yra labai svarbus ir čia mes tikrai pilnai galim prisiminti partizaninio karo istoriją. Partizanai nekovoja už abstrakčią Lietuvą, už patriotiškumą tiesiog kaip idėją. Partizanai labai aiškiai veikia teluriškumo principų, vietiškumo principų. Jie kovoja savoje vietoje, savam valsčiui, savam kaime ir labai aiškiai žino, ką jie gina. Savo kaimą, savo pažįstamus žmonės, išpažįstamas idėjas ir taip toliau.
Tai man atrodo, kad šitas principas ir šita idėja yra taip pat labai svarbi. Ir galbūt, matyt, trečias dalykas gali būti savanorystė ir toks bendrai visuomeniškumas, nes tai tave įpareigoja atiduoti dalį savo laisvo laiko, kažkuria prasme savo asmenybės, vardan kažko kito. Ir tas suvokimas, kad ne tu galbūt esi pats svarbiausias šiam pasauliu, ko dabar, tiesą sakant, yra labai daug, kalbėjimas apie savo asmenį, apie savo gerovę, savo interesus ir panašiai, bet savanorystė tave įpareigoja, kad dalis tavęs gali atitekti kitiems ir kad tai yra labai prasminga. Ir neišvengiamai, kad ateis pasirinkimas galbūt kovoti, priešintis, tai pareikalaus ir tiesą sakant, labai didelio pasiryžimo save atiduoti, aukščiausia turbūt kaina. Tai šitie principai ir šitos vertybės, man atrodo, kad jos galėtų labai stipriai praversti. Edgarai. Aš dabar prisiminiau, po oponuosiu šį kartą truputį vadui įžangą į vertybių ugdymą. Tai mūsų žmona labai maloniai nustebino, nes mūsų vaikai abudu, vienas išeina iš darželio, kita vis dar eina. Tai maloniai nustebino, iš tikrųjų visos šventės švenčiamos, taip galima daryti, bet tikrai tik jau pradeda šnekėti eilėraščius patriotiškus, mokosi švenčių progą, kai tik gali gebėti išmokti himną, iš karto mokė, mūsiškai jau buvo truputį parengti, bet tikrai maloniai nustebino, darželyje jau pradėtas ugdymas, taip, visą laiką įmanoma, ką galiau daryti, bet aš kažkaip iš valstybinio, kaip sakant, darželio nesitikėjau. Iššūkis, aišku, kai pakalbam su draugais, kad tai nėra sistemiška. Kokias atsakomybės ugdyti? Aš pirmiausia ugdyčiau atsakomybę. Žinau, kad tai pakankamai abstrakti savoka, bet mano supratimu atsakomybė kaip vertybė tapo per mažai madinga. Reikia ugdyti gebėti prisimti atsakomybę. Taip, visi vaikystėje, tuo labiau paauglystėje taip pat ir suaugę pridarom nesąmonę, bet už savo veiksmus prisimti atsakomybę. Atsakomybę už savo aplinką, už savo artimuosius ir draugus ir valstybę, žinoma. Taip pat, manau, labai svarbu ugdyti savivertę. Nežinau. Mes daug dalykų Lietuvoje, apie istoriją, jau mažai kam čia reikia sakyti, kad turime tikrai kuo didžiuotis. Ir dabar, bet tas būdas vis tiek kažkaip su Estija vis lyginamės, mes irgi konferencijas nuvažiuojam, mes taip kalbam, ten pasižiūrim, kaip ir visi tie patys gydytojai, bet estai jau, ką jie PR ten daro, viskas. Ten kažkaip nieko tokio jie ypatingo taip ir nėra padarę, o mes tokį. Tai ar čia tos traumos sovietmečio, kur vėlgi kaip jie ateina fiziškai žudyti, kankinti ir naikinti, bet atėjo ir psichiškai žaloti. Ar tai gal istorinis toks būdas, nežinau. Tai savivertė ir pasitikėjimas savimi, ne arogancija, ne kažkoks šovinizmas ten iškėlimas, bet savo vertės žinojimas, jis bendrai padėtų tikrai daugelį sričių. Esam drąsūs, daug padarę, daug pasiekę. Ir vėl pasikartosiu šioje srityje, tai bendruomeniškumas. Bendruomeniškumas, įsiliejimas į bendruomenės, su kaimynų, švenčių organizavimas ar padėjimas jam, asociacijos, ar tai būtų šaulių ar choras, ar, stalo žaidimų klubas. Tik tai yra bendruomenės, kurios sujungia, kad nesiizoliuoti. Kompiuterių galima pažaisti, bet jau kai tas kompiuteris vienintelis yra draugas, tai tikrai kaip specialistas galiu pasakyti, kad reikia atkreipti tada dėmesį, kad kažkas negerai vyksta. Kurti bendruomenės. Ir Vade, pabaigai. Aš manau, kad patriotizmas yra labai svarbu. Tai edukacija turi būti visa susijusi su patriotizmu
Ir nemanau, kad čia mes labai jau taip skirtingai taip jau pašnekėjome, tai čia dar ir papildė, tai žinau tikrai, kad ir darželių, ir mokyklų yra labai patriotiškų, bet kaip ir minėjai, kad tai nėra visur visą tai, o tai turėtų būti valstybės monopolis ir aiškiai visur sudėliotos žinutės, temos, visi naratyvai, kur mes buvome, kas dabar vyksta ir kur mes norime būti. Tai per visus sluoksnius, nuo darželio, mokyklos, kariuomenės ir taip toliau. Tai bet 3 pagrindiniai dalykai - tai ruošti ginkluotasias pajėgas ir visos jėgos struktūras profesionalumo, tai yra aukšto meistriškumo, iš tikrųjų, kad tie įgūdžiai tokie, kokius mes įgauname per pratybas, jie būtų praktiškai pritaikomi mūšio lauke. Kitas dalykas, tai yra valstybė turi būti atspari, tai yra gyvybiškai svarbios funkcijos, kad valstybė nežnekteltų, visi turi atlikti savo darbą, ne kažkur tai panikuoti, jeigu tavo darbas yra medikas, tai tenais medikas, žurnalistas, viskas tvarkoja. Ir trečias dalykas yra visuomenės apskritai ruošimas. Ruošimas, kad visi žinotų, kaip reikėtų elgtis, jeigu kažkokia tai ištiktų bėda. Algoritmai įsijungia radiją, nacionalinį transliuotoją, televizorių, sekė, taip ir taip, tokiuose pratybose sudalyvauja ir panašiai. Bet aišku, visą tai apjungia lyderystė. Jeigu nėra gerų pavyzdžių, jeigu kažkur nedaro vadovybė viso to atmestinai, tai tada nedarys ir apačioje, nes žuvis pūna nuo galvos. Tai žodžiu, tas toks pamokymas, to neužtenka. Mums reikia gerų pavyzdžių, tada manau, kad visi irgi sieks viso to. Aš gal norėčiau tiesą sakant oponuoti, mes šitaip visi gražiai šnekam, matyti į tą vieną kažkokią pusę vienaip ar kitaip, bet dėl valstybės istorijos, tiesiog po patriotinio tokio visiškai tie tiesmukai, galbūt apėmimo visų sričių, tai istorijos gali būti per daug. Ir jinai gali atbaidyti. Ir čia yra tikrai, nes man atrodo, kad šitoje vietoje yra ir prasminga, ir vertinga palikti vietos tokiam, tiesiog jeigu tos istorijos yra per daug visur ir jinai yra tokia, sakykime, labai tiesmuka, faktinė ir panašiai, tu nesukursi santykio su ja. O santykis yra būtinas jausmai. Ir man atrodo, kad tos visokios asmenės istorijos įvairių žmonių, ėmimas iniciatyvos daryti tai, ko galbūt iki galo valstybė nepadaro ir klausimas, ar jinai tikrai tai gali padaryti, jisai turi labai didelę prasmę, man rodos. Ir vat todėl ne viskas privalo būti istoriška. Ir man atrodo, kad mes turim palikti vietos kažkokiems asmeninėms iniciatyvoms ir apskritai asmeniniam santykiui. Gal ten, nežinau, vienam gali būti Antanas Smetona įkvėpimas, o trečiam koks nors dar visiškai nežinomas, galbūt valstybės mūsų mastu neiškeltas žmogus ir panašiai. Tai vat tų asmenybių paieška, asmeninė, man atrodo, kad jinai gali būti labai vertinga tiesiog. Ir visiškai neprieštarauju, kad valstybė privalo tai daryti, privalo kalbėti apie istoriją, tik tai kaip. Ir kurti galbūt nevyriausybinės organizacijas, kur būtų galima prisijungti ir tas galbūt funkcijas atlikti. Išmės. Tai čia ir užbaigsim mūsų SAJE diskusiją. Ačiū mūsų pašnekovam dar kartą Šauliui, Lietuvos Šaulių studentų korporacijos SAJE sendraugui Edgarui Diržiui. Ačiū Jums. Lietuvos Šaulių sąjungos vadui, pulkininkui leitenantui Linui Idzeliui. Ačiū Jums. Ir Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžios tarybos narė Rugilei, ačiū tau. Ačiū Jums, kad klausėt ir iki kitų pasimatymų. Viso.